Sveiki visi, čia programuotojas 2200 ir tęsime, ką tik vėl atstrigo, kai išjungiau aną video. Tai va čia dim down lygu, tarpas, parašote false, paskui dim my brushes lygu black. Va, ir šitą paliksit vėliau. Dabar, kur randate picture box 1, tą mouse down, reikėjo čia parašyti brushes .black. Krauna ilgai. Vėl. Va. O šitas tegul lieka, va čia parašote, kur yra mouse down. Parašote down lygu true. Dabar palauktum, kol užkraus mano tuos visus parašytus. Va. Toliau, kur mouse up yra down lygu false. Va. O va čia rašom picture. Ne. Čia rašom if down lygu true. Jums čia nereikės nieko rašyti, enter, ir bus iš karto parašo then picture box 1 taškas create graphics taškas fill. Čia kaip norit. Jeigu norit, kad būtų rutuliukais pieštų, tada fill ellipse, o jeigu norit, kad kvadratais, tai fill rectangle. Tai aš noriu, kad rutuliukais. Čia nesvarbu, viską tą patį vis tiek turėsit rašyti. Skliaustelis. My brush tarp kablelis tarpas taškas x kablelis tarpas taškas y kablelis ir kokį norite, kad būtų dydį. Dabar aš rašysiu 10, jūs galite 12, 13, 5, tai aš rašysiu 10,10. Skliaustelį uždarom. Picture box. Va, viskas gerai. Toliau.
nueinate 2 kartus, paspaudžiate ant end. Laukit, kol atidarys. Kraunam. Va, paspaudžiate tiesiog end ir viskas. Šitas skriptas bus toks. Toliau. Colors paspaudžiate ir bus aqua. Paspaudžiate 2 kartus. Ir nusikopijuojate nuo, va, tik šitą. My brushes lygu. Ctrl-C, va. Va čia brushes aqua. Gerai, sekantis bus blue. Laukim, kol užkraus. Brushes blue. Toliau. Brushes light blue. Toliau. Red. Bus. Red. Yellow. Bus. Yellow. Light yellow. Bus. Light yellow. Ai, pamiršau H. Light yellow. Green. Green. Light green. Bus. Light green. Toliau. Pink. Bus. Pink. Toliau. Grey. Čia bus pilka. Grey. Orange. Bus. Orange. Eraser, kaip kiti anglai tari, bus white. Ir dar sukursim auksinį. Gold. O. Ir bus gold. Čia, laukit, klaida. Gold iš didžiosios raidės. Ir va, jūs jau turite paint. Laukime, kol iškraus. Labai ilgai kraunam.
žodžiu, paskui parodysiu kitam video. Viską jūs patys išbandysite, aš kitam video parodysiu, kaip tai atrodo, kaip užsidėti ikoną.